Šitas video skirtas vyrams, kurie nori pakelti savo efektyvumą per pirmą pasimatymą su bet kokia mergina. Tai gali pakeisti tavo gyvenimą, juk nuo to priklausys į kokius santykius tu pakliūsi ir ar pakliūsi iš vis. Deja, bet jeigu dabar į ChatGPT ar Google įvestumėte užklausą, ką daryti per pirmą pasimatymą, mes gautume tuos pačius nuvalkėtus ir neveikiančius patarimus. Ten eik, ten neeik, šitom temom galima šnekėti, o šitom ne. Būk savim, atsipalaiduok, būk draugiškas ir galbūt tu jai patiksi. Ne, ačiū, tokių rekomendacijų mums nereikia. Aš labai norėčiau, kad tokį video būčiau pamatęs prieš kokių 10 metų. Tuo metu aš neturėjau jokios patirties su moterim. Aš net nesuprasdavau, iš kur atsiranda ta simpatija. Aš atsimenu, tada susitariau per pertrauką susitikti su pačia ryškiausia panele mūsų mokykloje. Nu žinot, ilgi tiesus plaukai, aptempti džinsai, lakuoti nagučiai, veidelis išdažytas, makras iki lubų. Aišku, tada kelnes buvo rudos. Aš visą vakarą ruošiausi tom 20 minučių, kurias mes praleisim kartu. Iš vakaro perskaičiau visus tuos nuostabius patarimus iš interneto, pasirašiau klausimus, kuriuos jai užduosiu, tada pagalvojau, kokius ji man klausimus gali užduoti atgal ir kaip aš jai juos atsakinėsiu. O tada atėjo ta diena, tas ilgosios pertraukos pasimatymas kaip ir įvyko. Man atrodo, kad mes net visai linksmai pasišnekėjom. Tai turbūt buvo maksimumas, ką aš galėjau tuo metu išspausti. Ji kažkiek pasijuokė iš mano durnų klausimų. Bet gale mes apsikabinom. Aš jos paklausiau, ar mes susitiksim dar kartą. Ji pasakė taip ir aš visas išraudęs, bet laimingas prabuvau visą likusią dieną. Aš tuo metu atidaviau viską, ką galėjau ir iš tikrųjų tai net nebuvo taip blogai. Tačiau dar po vieno ar kelių susitikimų mokykloje ji tiesiog pradėjo atšalinėti. Vengdavo mano žvilgsnio, retai atrašinėdavo ir galiausiai tiesiog užmiršo. Kas dabar jau manęs visiškai nestebina, juk aš buvau tik vienas iš 100 vyrukų, kurie tą dieną ją pakalbino ir uždavinėjo jai lygiai tuos pačius klausimus, kuriuos aš pasiruošiau tada iš vakaro. Kuom aš galėjau ją sudominti? Kada jums siūlo įvairius šablonus, kuriuos sekdami jūs gausit rezultatą, 90% tų šablonų tiesiog nesuveiks, o likusi dalis suveiks taip, kaip aš jums ką tik papasakojau. Juk atrodo, jau pakabinau, ji man šypsosi, mes pasilaikėm už rankučių, porą kartų pakviečiau susitikti, jis sutiko, atrodo taip arti, liko tik išties ranką, o tada pravalas. Tavo susidomėjimas pradeda augti ir stresas seka iš paskos, juk rezultatas jau taip arti. Pagrindinis vyrų priešas ir yra būtent stresas kortizolis. Ir čia kalba net ne apie tai, kad tu neužtikrintai atrodai ar uždavinėjai durnus klausimus. Problema ne tik tame. Pokalbėje su bet kokiu kitu žmogum, net per patį telefoną, aš jau nekalbu apie gyvą pokalbį, visada vyksta nuotaikų dalymasis. Mes bendraudami siunčiame vieni kitiems signalus, kuriuos kitas žmogus gaudo ir perima mūsų emociją, mūsų vidinę būseną. Jūsgi jautėt, tai net su draugais veikia, kad su kažkuo tu gali nurimti, su kitu tau linksma, su trečiu liūdna ir taip toliau. Lygiai taip pat ir per pasimatymą. Labai svarbu, kad moteris pakliūtų į tokią super komfortišką atmosferą, kuri kuriama ne brangiais restoranais ar gėlių puokštėm, dovanom, visai ne tai. Visa tai yra nulio vertės, jeigu tu stresuoji. Ten yra nei pasitikėjimo, nei atsiverimo, nei komforto. Jūs tiesiog abu įsitempėt kaip stygos ir kol niekas tų stygų neišjudins, tai jūs taip ir prabūsite visą pasimatymą. Kol ji neištvers ir išvarys namo valgyti koldūnų ir žiūrėti filmą. Ji turi pamatyti žmogų, su kuriuo pačios pirmos sekundės jausis taip, lyg jūs būtumėt pažįstami jau seniausiai. Kaip su sesė ar su geriausiu draugeliu. Bet jaučiant didelį stresą to padaryti nepavyks, tai tiesiog neįmanoma. Aš anksčiau visada galvodavau, kaip taip gali būti, juk yra moteris, kurios man niekada nebuvo įdomios. Aš apie jas net nepagalvodavau, durnai atrodydavau, nesistengdavau, nežinojau ką pasakyti, tai tylėdavau, buvau savim, kaip ten sako. Bet staiga ji vis artėja ir artėja, bando megzti ryšį.
Tai ir galvoju tada, nu kas čia per nesąmonė, nu kaip tai veikia, ko jai iš manęs reikia. O su tom, su kuriuom norėjosi, buvo viskas labai sunku. Jūs pagalvokit, o ką konkretaus daro moteris, kad vyrai būtų pasirengę visą laiką dėl jų stengtis, ruoštis, puoštis, už viską mokėti, dovanot, nepažįstamom mergom pirkti puokštės, kokteilius ir panašiai. Ką jos dėl to daro? Teisingai. Nieko. Jos tiesiog absoliučiai nieko dėl to nedaro. Ji tiesiog nestresuoja, kai ją užkalbina. O nestresuoja ji dėl vienos priežasties. Nes jinai gauna daug pozityvaus grįžtamojo ryšio, feedbacko. Bet kokios merginos paklauskit, nu, kiek kartų su jom atsisakydavo kalbėtis vyrai. Va įsivaizduokit, jinai rodo iniciatyvą, kalbina, flirtuoja, nu kiek kartų ją pasiuntė tolyn. 1, 2, tai tave per dieną daugiau kartų yra prametę. Vat ir viskas. Ir dėl šios priežasties ji nestresuoja. O jeigu ji nestresuoja, tai stresuot pradedi tu. Ji dar ir malonumą dėl savo pasitikėjimo gali iš šito susitikimo pajausti. O tau tiesiog patinka būti šalia. Nes tą minutę ji nestresuoja ir kaifuoja, o tu nekaifuoji ir stresuoji. Dėl to pasimatymo pabaigoje jai su tavim nefaina, o tau su ja noris būti dar ilgiau. Būtent su tuo ir susijusios visos tos istorijos, kur vyrai skundžiasi, kad sutiko fainą merginą, nuėjo į pasimatymą ir štai ji po to daugiau niekada man neparašė. Nu, vizualiai tu jai patikai, tu matei jos žvilgsnį, ji matė tavo nuotraukas. Aš nemanau, kad tu su filtriukais ar photoshopu bandėjai naikinti spuogus ar plėsti savo žandikaulį. Būsena, tavo vidinė būsena. Ir vyrai dalinasi grubiai į 2 tipus. Pirmi tai tie, kurie toliau džentelmeniškai ir nuolankiai bando tenkinti visas moteriškas užgaidas. Tokių kaip tu absoliuti dauguma. Tai net užkabinti niekaip negali. O kiti tai tie, kurie suprato, kad va šitas džentelmeniškumo atsidavimo kelias yra beprasmis. Bet jie nepatyrė pakankamos praktikos, neišgyveno tų situacijų arba jų neišanalizavo. Ir tik sutikę simpatišką moterį iš karto suraukia antakius, išpučia krūtinę, bando užimti kuo daugiau vietos patalpoje ir pademonstruoti savo statusą. Bet tai nėra komfortiška atmosfera. Tu nori pasirodyti užtikrintas, bet tavo pašnekoviai su tavim bus nefaina. Ir tuo metu, kada tu disorientuotas ir nežinai, ką tau daryti, tu užmatai patarimą internete. Galbūt kokį komentarą. Rūpinkis savimi, užsiimk saviugdą ir moteris pačios prie tavęs prikips. Spėčiau, kad didesnio mėšlo jūs savo gyvenime dar negirdėjot. Ir aš toj paaiškinsiu kodėl. Jeigu įsivaizduokim, tu esi vargšas studentas, tai tau 5 procentai merginų yra prieinamas, o likę 95 procentai, ko gero ne. Bet tu nežiūri tuos 5 procentus, pas tave nebūtų jokių problemų ir tu šito video nežiūrėtum. Ainu, o kam tau jos reikalingos? Jos tau atrodo nevertas, nesimpatiškos, nesukelia tinkamų jausmų. Tu žiūri į tuos 95 ir bandai atrasti tinkamą raktą būtent joms. O kada mes kalbam apie žmogų, kuris užsiiminėjo saviugdą, pasikėlė savo vertę, nežinau, ten 5 kalbas išmoko, turi būtus 3 šalyse, sukūrė verslą ir panašiai, jūs galvojat, pas juos nėra problemų su moterim. Jūs tikrai taip galvojat? Patikėkit, ten kur kas viskas tragiškiau ir sudėtingiau nei pas jūs. Tik čia viskas atvirkščiai. Jam iš tikrųjų yra prieinamos, nu gal ne 95, gal 90 procentų moterų, bet jis į jas nežiūri. Jis jums gali pasirodyti kvailiu, nes va, pirma kategorija vyrų, kaip vargšai studentai, jie žiūri į tas merginas, seilės varvina, kurios yra prieinamos išsiugdžiusiam turtingam vyrui. O jis jų nenori. Jis išsirinka kitas 10 procentų ir yra įkalintas toje pačioje matricoje. Tas pats prieimas, tie patys principai. Ir kenčia jis ne kiek mažiau nei tie studentai. Aš suprantu, kad mes visada formuojam savo gyvenimo taisyklės pagal mūsų aplinką. Galbūt jūs neturit pavyzdžių, bet dauguma girdėjo, kaip žmona žemino Stathamą, Johnny Deppo istoriją arba Elono Musko. Jie nepakankamai saviugdą užsiiminėjo, jų kaip vyrų maža vertė ar kaip čia gaunasi. Visą gyvenimą jie kenčia, tai žmonės, kurie turi viską. Vat daug merginų atsisakytų su jais bendrauti, kaip manot. Nu įsivaizduokime, Stathamas susikūrė Tinderį. O jį žemino, mušė. Pasidomėkit. Daugam kyla klausimas, kodėl taip yra.
Kodėl mus labiausiai traukia prie neprieinamų mums variantų, prie deficito? Tai susiję ir su hormonais, nes didžiaja dalimi mums trūkstamų emocijų mes gaunam iš tų moterų, kurios verčia mus stresuoti. Čia pilnavertė koreliacija. Kuo daugiau tau patinka mergina, tuo daugiau tu stresuoji. Kuo daugiau moteris verčia tave stresuoti, tuo labiau tu ją įsimyli. Taip pat čia reiktų paminėti ir tokį potrauminį sindromą. Pas daug ką dar paauglystėje, kai jūs su panele vaikščiojat lauke susikibę už rankyčių, jūs tai vadinat santykiais. Staiga ji atšalo, o gal net ir iš karto tave paliko, sakydama, kad jau tavęs nemyli. Ką tu tuomet padarei? Kaip reiktų pasielgti tokiu metu iš tiesų? Pasakyti, oi, man tai nepatinka, kažkaip nekomfortiška. Ate. Bet kaip šiuolaikiniai vyrai dažniausiai elgiasi? Bando suartėti su moterim. Viskas. Tu savo gyvenimo santykių taisyklės jau sustigavai. Va šitą įsijautimą, romantizavimą pajautai, nieko kito jau tau nebereikia. Paprasti santykiai tave jau kažkaip glumina, nuobodu, neskanu, ne, su ugnele, labiau problematišką man duokit. O taip ir gyvenam. Būtent dabar svarbu sunaikinti apgaulingą šabloną su tavo klaidingų santykių į moteris. Kad yra moteris mažiau populiarius, netokios simpatiškos ir jai dėmesio galima nerodyti. Ten ir taip viskas lengvai gaunasi. Bet tik dėl to, kad ten kažkokios nuobodylos nevertos tavo dėmesio. O yra va kažkokios topinės moteris, dyvos, etalonas, prie kurių tik karietui galima su žirgeliais prijot, o kitaip tu jas nenustebinsi. Tik gražių galantiškų gestų pagalba galima laimėti jo širdį, pasirodant geriau už kitus konkurentus. Kvailystė iš kito pasaulio. Jūs tik pagalvokit, moteris, kuri neišlepinta, būtent ji potencialiai gali įvertinti tavo gražius gestus. Moters, kuri to gauna per daug, nustebinti nepavyks. Reakcijos jokios nebus. Ji nori būti stresuojančioj vietoj. Tarp kitko, čia norėčiau pabrėžti. Geras tai požymis, ar ne, kada merginai per pirmą pasimatymą pradeda šiek tiek prakaituoti delnai. Šiek tiek įsitempia, šiek tiek stresuoja. Taip, bet tai yra tas malonus stresas. Ir pasiekti tą galima ne tuo badu, kai tu pasakosi jai apie savo pasiekimus, plačiai atsisėsi, dominuojančių žvilgsnių ją žiūrėsi. Ar, nežinau, dovaną kokią atneši. Ne. Tai vyksta tada, kai tu pats jautiesi komfortiškai. Ta minutė jį pradeda šiek tiek dvejoti. Tu tiesiog su ją maloniai šnekiesi, viskas eina puikiai, o ji pradeda dvejoti. O aš jam tikrai patinku. Aš nepamačiau nei vieno ženklo, kad jam bent kažkiek būtų nejauku. Vakame paslaptis. Ir aš atsimenu šitą įvykį iš savo gyvenimo, man buvo gal 21-22 metai kažkur tame tarpe. Ir jeigu aš 20 dar galėjau pagalvoti ten, parašė man, jinai neparašė, tai po metų dviejų, po didelių pokyčių mano pasaulėžiūrai ir santykiuose, aš apie tai net negalvodavau. Ji parašys ar neparašys? Absoliučiai vienodai. O rašyti pradėjo visos. Visos. Tas pats laukia ir tavęs. Aš pabandysiu keliais žodžiais papasakoti, kaip pavyko tokią būseną pasiekti. Tu kurį laiką turi eiti su simpatiškom merginom į pasimatymus. Bet riboji save visur. Ties bučiniais, ties lovos reikalais, visur. Tu pilnai persiprogramuoji kaip žmogus ir tavo šablonai, kaip tu elgiesi tam tikrose situacijose, su moterim tiesiog pasikeičia neatpažįstamai. Jeigu vyras nedaro jokių pokyčių, jeigu jis nusprendžia pasilikti gyventi savo matricoje, čia variantai gali būti keli. Aš juos įvardinsiu. Kažkas gal patvirtins ir tai bus tai, ką jis jau turi šiai dienai. Variantas numeris 1 tai tiesiog būti vienišam. Visiškai. Variantas numeris 2 tai būti su mergina, kuri emociškai tavęs netraukia ir tu su ją būdamas ieškai geresnių variantų. Čia priklauso tai pačiai matricai, nes kai aš pakeičiau savo požiūrį į moteris, man dingo kažkokie įsivaizdavimai apie topinės ir netopinės merginas. Garbės žodis. Aš juk suprantu, kad grožis tai yra bereikšmis. Tu prie jo pripranti. Tai neturi absoliučiai nieko ypatingo. O vat charakteris, santykiai, tai visada turės pirmumo teisę. O vyras, kuris iš savo matricos neišėjęs, jam grožis yra viskas, pagrindinė priežastis. Galima savo gyvenimą susigadinti, bet kad tik būti šalia va šito
garbinamo objekto, gražios seksualios moters. Ir trečias variantas tai kada vyras tiesiog patampa donoru. Čia kai klastingo mąstymo moteris pamato, kad vaikinas su ambicijom, nedurnas. Taip, tokia moteris gali ilgai bandyti išlikti tokiam santykiai, bet tai labiau liūdni santykiai ir aš kuo toliau, tuo dažniau tokių žmonių sutinku. Vat ir viskas.